Ateina rytas, tu atsikeli. Pirmas suvokimas apie beribį vargą. Trokšti kažkokio gėrimo su kofeinu, kad galėtum greičiau nukentėti. Išeini iš savo gyvenamojo būsto ir už poros gatvelių įeini į gėrimų įstaigą. Prašau vieną kavos, sakai baristai. Su pienu ar be pieno? Jokio pieno. Kolumbietiškos ar braziliškos pupelės? Kolumbietiškos, bet šiaip tikrai nesvarbu. Šiaurinė ar pietinė Kolumbija? Rimtai? Kokią padarysite, tokia bus gera. Dabar pupelės, kurios auga 3000 ar 4000 pėdų aukštyje. Koks blemba skirtumas man nesvarbu, man visiškai nesvarbu. Šiaip tame regione yra mažiausiai 15 000 augintojų. Man nerūpi, aš tik noriu kavos. Taigi, budistai tiki, kad žmogaus būsena yra tarsi amžinas pasitenkinimo vaikymasis, bet galiausiai tik nepasitenkinimo gavimas. Šis nepasitenkinimas vadinamas dukha, o šis atgimimo žaidimas, kuris vėl ir vėl atgimsta į nepasitenkinimą, vyksta samsaroje, kurioje, matyt, mes ir gyvename, o mintis yra ta, kad mes liekame samsaroje. Gyvename, mokomės, mirštame, atgimstame, kol tikimės, kad pasieksime nušvitimą. Bet kas yra nušvitimas? Kaip pasiekiama ta išmintis? Reikės pakalbėti apie patį didįjį žmogų, Sidhartą Gautamą, kurį tikrai atpažinsite iš jo sceninio vardo, Buda, kurį mes randame Nepale maždaug prieš 3500 metų. Sidharta Gautama gimsta švelnioje karališkoje šeimoje ir Sidhartos tėtis, bandantis būti malonus, apsaugo jį nuo bjaurių gyvenimo dalykų ir iki 29 metų laiko jį didžiuliuose rūmuose. Prieš tęsiant pasakojimą, noriu paprašyti, kad paprenumeruotumėte mano kanalą. Užtruksite vos akimirką, bet labai prisidėsite prie kanalo augimo. Ačiū. Raudonojo žygio metu prie rūmų Sidharta pastebi žmonės, kurie yra tarsi sergantys senoliai ir tarsi mirę ir supranta, kad visata yra gana niūri vieta broli. Todėl netrukus po to, kai jis palieka savo karalystę, išvyksta ieškoti būdo, kaip išvaduoti pasaulį nuo kančių. Tai ilga istorija, bet galiausiai Sidharta atsisėda po medžiu ir nusprendžia, kad daugiau neatsikels, kol nesuvoks tikrosios proto prigimties. Demonas Mara prieina prie jo ir bando nuvilioti Sidhartą atokiau nuo nušvitimo su išsiblaškymu ir geismu, bet Sidharta yra tarsi užsiėmęs ir iš tikrųjų tampa nušvitusiu ir pasiekia nirvaną. Nirvana tiesioginė prasme reiškia išsipūsti, kad užgestum. Mes visi tai pasieksime po kurio laiko. Bet tada Sidharta tapo Buda arba tiesiog pažadintas. Dabar jis buvo laisvas nuo 3 didžiųjų nuodų – kliedesio, godumo ir neapykantos, todėl būtų galima įsivaizduoti, kad jis buvo toks fainas, o to pažymiai – budizmas. Gimsta pasaulinė religija. Ai, šiek tiek apvalokas besišypsantis vaikinas, galbūt matėte šias mažas statulėlės. Tai tikriausiai ne Buda, o Budai. 10-ojo amžiaus vienuolis, kai kurie jį taip pat laiko Matrėja, kuris yra tiesiog Matrėja. Gerai, tai darosi painu. Taigi, todėl budizmo filosofija yra šiek tiek iš už ten žmogau, o budistai iš tikrųjų neturi to susikūrimo mito apie tai, kad visata buvo kažkieno išsakyta ar išdaryta į buvimą, jie turi gana painių idėjų apie laiką, dažnai budizme ir induizme. Kosminė trukmė skirstoma į eras, vadinamas kalpomis. Kai Budos buvo paklausta, kiek laiko sudaro viena kalpa, Buda tariamai atsakė: laiko trukmė, kurios prireiktų sumažinti kalną iki 16x16x16 mylių iki sėklos dydžio, jei vieną kartą per šimtmetį patrintum jį šilkiniu audeklu. Žodžiu, ilgai. Kai kuriais aiškinimais Sidharta Gautama nebuvo pirmasis Buda. Atrodo, kad anksčiau jų buvo daugybė ir matyt, vėliau bus dar daug. O kitas Buda, kuris pasirodys mūsų dabartinėje eroje mūsų, dabartiniais skalperių amžiais, atstovaujama čia turėtų būti Matrėja, ir galbūt čia taip pat atstovaus šis džentelmenas. Po maždaug 45 mokymo metų Buda mirė 483 metais prieš mūsų erą. Mes dabar tiesiog truputį peršoksime į priekį, nes darosi nuobodu. Ir po 2000 mečių budizmas suskilo į krūvą skirtingų mokymų. Tibeto budizmą, o kitas yra šio linksmo džentelmeno, žinoma, dabartinio Dalai Lama, todėl kyla pagunda galvoti apie Dalai Lamą kaip apie budizmo ir geresnį popiežių.
Bet tikrasis popiežius nėra krikščionybės galva, o tik katalikų bažnyčios, ir Dalai Lama nėra budizmo galva, jis yra Tibeto budizmo dvasinis lyderis. Dalai Lamos nėra išrenkamos, jie surandami. Kai miršta Dalai Lama, aukštieji lamos kuriam laikui iškeliauja, eina ieškoti vaiko matyti mirusio Dalai Lamos reinkarnavimuose. Ir kai tai yra patvirtinama, vaikas yra išvežamas į Tibeto sostinę Lasą, kad vėl pradėtų mokytis tapti Dalai Lama. Pirmoji Dalai Lama gimė maždaug prieš 700 metų ir iš vargšo vaiko, gimusio tvarte, iškilo tapti vienu iš labiausiai gerbiamų mokytojų Centrinėje Azijoje ir sklinda gandai, kad jis pasiekė budos statusą. Tada jis numirė būdamas labai senu, tada atėjo Dalai Lama antrasis. Būdamas 4 metų vaikas Tibeto Tsang regione pareiškė: "Mama, tėti, aš iš tikrųjų esu Dalai Lama ir norėčiau dar kartą pamatyti savo vienuolius." Ir buvo patvirtinta, kad jis yra pirmoji Dalai Lamos reinkarnacija. Jis gerai bėgiojo ir būdamas 67 metų mirė medituodamas. Jo reinkarnacija randama vos po metų. Ir taip toliau, iki 6-ojo Dalai Lamos. 6-oji Dalai Lamos inkarnacija buvo pripažinta šiek tiek vėliau, apie 15 metų. Po keliarių metų atėjus laikui duoti visus įžadus, jis atsisakė ir net nebuvo neįprasta matyti jį girtą, svirduliuojantį po Lasą ir lankantį viešnamius ieškant kokių nors raštų ir galbūt atsipalaidavimų. Jis taip pat rašė romantišką ir kartais net keistą poeziją. Jei galėčiau medituoti giliai ant šventųjų tekstų, taip kaip darau ant tavęs, aš aiškiai būčiau nušvitęs šiame gyvenime, nes mokytis yra šaunu, bet vaikeli, dėl tavęs aš galiu tapti blogu. Kaip ir kalbėjome, Tibeto budizmas yra tik viena šaka iš daugelio, bet Mahajana, Theravada ir taip toliau yra keletas pagrindų, dėl kurių visuotinai sutariama. Pirmiausia yra 4 kilniosios tiesos. Pirma, egzistencija yra šiek tiek būtent kupina dukha nepasitenkinimu. Būti reiškia norėti reiškia galiausiai būti nepatenkintam siekiant dalykų, pinigai, linksmybės, troškimukai, kačiukų pilvukai. Kartais mes jų gauname, tada tiesiog ieškome dar daugiau. Antra, kančios priežastis yra troškimas. Budistų teigimu, troškimas yra problema, kad niekas, nei šlovė, nei dvarai, nei žaidimai, kurie yra išleidžiami rodos tobuli, negali būti tokie patenkinami, kad užmuštų troškimą. Troškimas yra problema, nes jis niekada nesibaigia. Trečia, kančios pabaiga ateina su troškimų pabaiga, siekimų pabaiga, norėjimų pabaiga. Išeitis iš kančios miško yra nekemšant McDonald's mėsainius ar geriant auksinę degtinę, kol išnyks visi norai, bet užgesinant paties troškimo liepsną. Cituojant garsųjį pasakymą paleisk arba būk nutemptas. Ir galiausiai 4. Viskas bus gerai, jei eisi 8-lypiu keliu, kuris iš esmės yra kačialkė budistams, ir jei galėčiau sugalvoti kokių nors teologiškai tinkamų juokelių, galbūt aš pasistengčiau, bet laiko mažai, o aš esu tinginys, o ne pedagogas. O kol mes tuo užsiimame, kaip dėl to, jei padarytume 3 egzistencijos ženklus, 3 gyvybės konstantas. Pirmasis egzistavimo ženklas yra dukha, nepasitenkinimas. Bet mes jau apie tai kalbėjome ir tikiuosi, kad klausėtės, nes pabaigoje bus testas. Antrasis yra anika. Iš esmės nepastovumas, realybė pagal budizmą yra laikinas ir nuolat kintantis dalykas. O, jūs galite pagalvoti, koks pareiškimas, kaip gilų. Kas toliau? Ugnis yra karšta, dygliakvė žuvis yra šlykšti? Na, iš tikrųjų dygliakvė nėra šlykšti, šiaip jau. Tai yra dygliakvė, kai ją ištraukiame iš vandens. Bet paprastai dygliakvė renkasi būti nuo 2000 iki 4000 km vandenyne, kur jos atrodo kaip normalios giliųjų vandenų žuvys. Jos atrodo taip, nes mes jas ištraukiame iš vandens. Ir vienas dalykas, kad negana to, jog pirmiausia turime įžūlumo jas ištraukti iš vandenyno, bet dar ir piktinamės dėl jų išvaizdos, primesdami, kad jie iš tikrųjų tokie, bet taip nėra. Įsivaizduokite, tarsi didžiulis kabliukas nukrenta ir ištraukia vieną iš mūsų į kosmosą, o ateiviai sėdi aplinkui ir juokiasi iš mūsų, vakuume sušalusių azote išbrinkusių lavonų. Žmonės vis dėlto nėra labai gražus, vis dėlto bičiuliai, kaip dėl savaitgalio pasisėdėjimo prie Zubrovkos. Sustokit, palikit dyglę žuvę ramybėje. Ačiū. Realybė mūsų draugams budistams yra beformis besisukantis šokis, nuo antropinių irstančių galaktikų iki potvinių eroduotų paplūdimio akmenų. Viskas yra srautas, viskas keičiasi ir tu, mielas draugė, taip pat mirsi, kaip ir aš, taigi viskas gerai. Mūsų nesugebėjimas priimti Nyčės minčių ir pripažinti, kad viskas yra nepastovu, matyt, yra didelis mūsų kančios dukha šaltinis.
Ir kadangi mes atsisakome priimti pokyčius, laikomės pastovumo iliuzijų, prisirišame prie istorijų, kurias pasakojame savo patiems apie mus pačius ir trumpalaikės pasaulio formas, todėl leiskite man pasakyti, koks malonumas yra gyventi 4. gyvenimo dešimtmetį, kai vis dar gali mėgautis ne tik nuolatiniais veido spuogais, kaip pas mane, kurie jūsų manymu turėjo išnykti prieš 10-metį, bet tuo pačiu metu pradedi pastebėti išnyrusius žilus plaukus, tarsi sveikintųsi sakydami, Labas, mes atvykome. kol bejėgiškai žiūri į save vonios veidrodyje ir jautiesi 19 ir tuo pačiu 90. Trečioji egzistavimo žymė vadinama anata. Mūsų draugai budistai sako, kad nereikia kabinėtis prie savo vardų, savo karjerų, dėl nuolatinio absurdiškų minčių triukšmo viduje, iš kurių galime apčiuopiamai pamatyti save, mane, aš. Mūsų išorinės tapatybės nuolat keičiasi, bet tai yra tik išoriniai dalykai. Mūsų protų viduje tai vyksta dar labiau. Sąmojingas savo proto interjero stebėjimas tai visi pojūčių duomenys ir mintys. Irzlus, laimingas, tingus, susijaudinęs, kad ir kas, bet ne viename iš tų pojūčių ar minčių negalime aptikti tikrojo aš, savęs. Aišku, kažkas patiria tai, bet atrodo, kad tai neturi vidurio, kurį galėtume suvokti ar pastebėti. Jei kas nors paprašytų parodyti jiems lėktuvą ir jūs parodytumėte eleronus, vairą ir variklius ir jie sakytų, taip, bet kur yra lėktuvas? Nors jūs manytumėte, kad tam žmogui pritrūko kelių varžtelių iki visiško suvirškinimo, nes lėktuvas yra tik jo dalių suma. Anata, kai mes aiškiai suvokiame, bet mūsų sąmonė budizme neturi centro nei laike, nei mentalinėje erdvėje, o mūsų psichinis, aš, nuolat kintantis, nuolat sraute ir nepastovus. Moksle yra šiek tiek panašumų. Kosmologinė tradicija sako, kad mes esame žvaigždės, kurios slypi po sudėtingų rekursyvių, mūsų smegenų pasakojimo mechanizmų aš. Aš esu X metų, aš esu X aukščio, aš esu X amžiuje, aš esu aš. Po tomis istorijomis yra biologija, o po ja yra chemija, o po tuo yra fizika ir gili laiko vienybė, iš kurios viskas padaryta. Mes kažkada buvome tokie, tada tokie. O po kurio laiko mes būsime tokie, bet mes visada tokie ir visada būsime tokie. Mūsų tapatybės yra atsitiktinės ir kabintis prie jų esamoje visatos didybėje yra kvaila. Nėra jokios stebuklingos ribos tarp kūdikio ir mūsų dabar, kurią galėtume rodyti ir sakyti, ir tada tapau manimi. Tai ne tik, kad negalėtume bristi į tą pačią upę 2 kartus, bet su viso pasaulio srautu ir su mumis kartu tame sraute yra taip, jog mes negalime net žengti į tą pačią upę 1 kartą. Dharma patoje, Budos pasakymuose, yra jo pasakymas, nors vienas gali nugalėti 1000 kartų, 1000 vyrų, tačiau jis iš tikrųjų yra kilniausias nugalėtojas, kuris nugali pats save. O žmogau, atrodo, kad mes toli nuo to, užtenka kasdienio gyvenimo, kuris yra pakankamai keistas. Be absoliutaus saugumo jausmo pasimetimas, be nuotykių, ilgus metus tyliai klaidžiojantis po keistus 21 amžiaus vaizdus, pastangos atsidurti kuriame iš jų, bandant dar kartą atrasti naivę vaikystės laimę, ir tu galvoji, ar toks yra dabar gyvenimas? Manai, kad kelis kartus per metus atsiranda nedideli euforijos pliūpsniai, kuriuos sukelia kažkokia narkotiko dozė arba paprastas gyvenimiškas atsitiktinumas, tada grįžti į vienodą pilkumą, dienos, kurios neprisiminsi. Ir jeigu kada nors iškeltum galvą virš savo terasos, kad galėtum paklaust, atsiprašau, ar tai viskas, kas yra, tada tik būtų liepta užsičiaupti ir toliau tvarkytis su viskuo. Toje absurdiškoje dramoje, kai tiesiog su tuo bandai būti gerai, o žaidimas tampa vis greitesnis ir sunkesnis. Daugiau prietaisų, daugiau ekranų, daugiau užtaisų ir nepridegančių keptuvių, šviesolaidinių plačiajuostinių ryšių ir ultragarsinių sušiktų dantų šepetėlių. Ir ačiū už jūsų paraišką, bet apgailestauju, kad jautiesi liūdnas, bet mes padarėme viską, ką galėjome, bet gyvas ir ne visai miręs, su visą laiką siautėjančiu vidiniu mūšiu, tyliai bandydamas jį sutvarkyti ir žinodamas, kad niekas kitas negali to padaryti už tave, ir tas mūšis vargu ar apsiriboja vienu asmeniu. Jame taip pat dalyvauja visa mūsų civilizacija. Per paskutinius 30 metų apie 1 milijardas žmonių buvo ištraukti iš didžiulio skurdo, kas be abejo yra nuostabu. Tačiau šiuo metu 2 iš 3 žmonių vis dar gyvena už mažiau nei 10 eurų per dieną ir 1 iš 10 už mažiau nei 2 eurus per dieną.
800 milijonų žmonių, kurie šiuo metu neturi prieigos prie saugaus geriamojo vandens, taip pat apie 14 tūkstančių vaikų iki 5 metų, kurie kasdien miršta išvengiama mirtimi, ir be jokios abejonės sutiksime, kad visa tai yra šūdas. Be to, apie 800 tūkstančių žmonių arba viena Krokuva kasmet nusižudo, o vien Jungtinėse Amerikos valstijose tai yra 10 pagrindinė mirties priežastis. O mums lietuviams yra puikiai žinoma ir savo pačių kiemo situacija. Jei tik būtų nors viena diena, tik viena diena kiekvieną šimtmetį, kai visi susirinktume išsiaiškinti, kokie iš tikrųjų yra mūsų kaip aukščiausios rūšies tikslai. Tarsi top keletas būtiniausių dalykų, ką reikia padaryti Homo sapiens per ateinančius 100 metų. Šelmiška kelionė į artimiausios žvaigždės sistemą tikrai ten būtų. Pradėti bet kokį chat pokalbį su vienu besišypsančiu veiduku tikrai tame sąraše būtų žmogaus teisių pažeidimas. Bet stengtis, kad visi jaustųsi komfortiškai ir turėtų ką valgyti, nei vienas sveiko proto žmogus nepastatytų žemiau pirmojo numerio būtinybės tame sąraše. Iš tikrųjų jis yra kilniausias nugalėtojas, kuris nugali pats save, visa tai, žinoma, yra pasirinkimas ir žmonių problemas gali išspręsti tik patys žmonės. Viskas gali būti daug blogiau, viskas gali būti daug geriau. Bet kuriuo atveju, tai nebuvo bandymas ką nors paversti budistu, ir aš pats nesu budistas, aš vos tik paprastas žmogus, bet kaip ideologija budizmas iš dalies išliko jau daugiau nei 2000 mečius, nes jis tiesiogiai nurodo klausimus, kurie šiandien yra tokie pat svarbus kaip ir prieš 2000 mečius. Būtent kaip galime įveikti savo kančias, kodėl mes visada kovojame su savo prigimtimi ir kas iš tikrųjų mes esame. O atsakymas į daugumą to, kaip budizmas gana unikaliai sako, yra nekilti aukštyn į transcendentą, o leistis žemyn į pasaulio nepastovumo priėmimą ir į mūsų keblios prigimties miglotumą, kad išsivadavimas ar išsigelbėjimas, ar kad ir kaip jį pavadintume, laukia viduje, o išeitis yra apačioje. O kai žengėme gyvyn į potencialiai pavojingiausią žmonijos istorijos šimtmetį, šis mūšis, bandantis sureguliuoti mūsų keistas priešistorinės tendencijas, gali lemti, ar išeisime į kitą šio šimtmečio pusę, nes mes darome nelabai doras technologijas. Ar mes esame išmintingesni? Tikriausiai žinote Kardashevo skalę. Tai iš esmės yra lakmuso popierėlis, leidžiantis suskirstyti išsivysčiusias civilizacijas į kategorijas. Pirmo tipo civilizacija galėtų panaudoti visą turimą savo planetos energiją, antro tipo civilizacija turi visą galimą energiją savo Saulės sistemoje ir trečio tipo civilizacija visą savo galaktikoje turimą energiją. Viskas atrodo ir skamba gerai, bet Kardashevo skalė matuoja civilizacijos sėkmę pagal jos energijos suvartojimą, nors galėtume naudoti kitą metrinę išmintį. Pirmo tipo išminties civilizacija galėtų pažengti į tokią būseną, kai niekas nebadautų, kai niekas be reikalo nemirtų nuo lengvai išgydomų ligų ir visi turėtų bent vienodas pradines sąlygas, kuriomis remiantis galima būtų kurti gyvenimą. Antro tipo civilizacija būtų, kurioje niekas neturėtų nevalingai kęsti nuo fizinių ar psichinių negalavimų, dėl chroniško skausmo, dėl nerimo ir taip toliau. Galbūt kurioje mes nustotume daryti pramoninio masto žalą savo bičiuliams gyvūnams ir laikyti juos siaubingomis sąlygomis, bet darosi per daug pikta, dėl to nekalbėsiu. Ir trečio tipo civilizacija, kurioje žmogus, gyvūnas, jausminga mikrobangų krosnelė, nesvarbu, bet kas, neturi kentėti nuo ligotų mirčių, kai žmonija pagaliau išsivaduoja iš evoliucinių genetinių pančių, kurie tūkstantmečius buvo susipynę aplink mūsų kojas. Ir jei pagaliau atvyktume į tą vakarėlį, į to laiko pabaigą, kaip pagaliau būdami tikri suaugusiai, kaip technologinės bodhisattvos, kaip savo likimo šeimininkai. Tikėtumėmės jį praleisti bent šiek tiek stebėdami, kaip stebuklingai pavyko išgyventi erą, kai galėjome nuleisti robotus ant kitų planetų ir tuo pat metu dar ne visai žinodami, kaip būti dar laimingesniems ar tinkamai pasirūpinti visa žmonijos šeima. Ir jei patektume į tą vakarėlį kartu kaip rūšis, būtų labai šaunu, žmogau. Esu tam pasiruošęs, žmogau. Kaip ir tu, žmogau. Visi esame tam pasiruošę, žmogau. Pasitikėk savimi, tu esi pakankamas, žmogau. Bet iki tol? Taip, iki tol. Ir iki tol. Iki tol. Jo.